vyrai labai gerai dirbo, buvo tvarkoj, o nuovargį daro savo. Nes mūsų kaip bendros varžybos, kai kurių dviejų gynėjų, tai yra tik tai pirmos varžybos, vienas iš jų tik tai vakar treniravosi pirmą kartą, bet aš džiaugiuosi iš tikrųjų, kad vyrai darė, kaip darė. Aišku, yra trūkumų, daug. Nuovargis davė tai, kad mes negrįžom į gynybą, gavom daug lengvų taškų, ant greito gavom 3 taškus iš eilės, beveik ant greito, išmes greito. Ir šiaip aš nemėgstu pralašinėti, aišku, nieko nepadarysiu, bet praėmus viską aš patenkintas, tą, ką mes darėme, ką padarėme ir ko nepadarėme. Pirmas įspūdis, sukomplektuota komanda tikrai neblogai, nes kalbu apie Lietkabelį. Labai įdomus kanadietis aukštas, Olanderis. Mes atsimenam iš praeito sezono LKL. Parrish Brown, amerikietis, irgi Palangoje praeito sezono žaidė. Plius dar kiti du amerikiečiai. Aišku, problemos turbūt panašios. Tik atskrydę, adaptuojasi, bando pritapti komandai. Panaši situacija ir mano komandai.